Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Šiandien mes skaitysim Šrimad Bhagavat, kokia yra, iš 8 skyriaus. Gerai, čia. 8 skyrius bus. Aštuntas skyrius, 5 tekstas. Antakale chamam eva, ale chamam eva, smaran muktva kelavaram, smaran muktva kalavaram, yaha prajayati samat bhavam, yatinasti atra samshyah. Prabhu, Antakale chamam eva, smaran muktva kalavaram, yaha prajayati samat bhavam, yatim nasti atra samshyaha. Antakale, gyvenimo pabaigoje. Čia, taip pat, mam, mane, eva, tikrai, smaran, atmindamas, muktva, palikdamas, kalevaram, kūną, jaha, tas, kas, pradžayati, išeina, saha, jis, madbhavam, mano gamta, džayati, pereina į, na, ne, asti, yra, atra, čia, samšyaha, abejonė. Vertimas. Kas savo gyvenimo pabaigoje palieka kūną, atmindamas vien tik mane, tas išsyk pereina į mano gamtą. Tuo galima neabejoti. Kas savo gyvenimo pabaigoje palieka kūną, atmindamas vien tik mane, tas išsyk pereina į mano gamtą. Tuo galima neabejoti. Šrilos Prabhupados komentaras. Posmas pabrėžė Krišnos sąmonės svarbą. Kiekvienas žmogus su Krišnos sąmonė, paliekantis kūną, išsyk pereina į transcendentinę aukščiausio viešpaties gamtą. Aukščiausiasis viešpats yra tyrų tyriausias. Todėl, kas visą laiką yra Krišnos sąmonėje, irgi yra tyriausias iš tyriausių. Svarbus posmo žodis smaram, atmindamas. Netyra siela, nepraktikavusi Krišnos sąmonės pasiaukojimo tarnystės, neprisimins Krišnos. Taigi Krišnos sąmonę reikia praktikuoti nuo pat gyvenimo pradžios. Jei žmogus gyvenimo pabaigoje nori susilaukti sėkmės, jam būtina atminti Krišną. Todėl reikia visada be tvangos kartoti Mahamantrą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Viešpačiai Tanė patarė
būti kantriam kaip medis. Taror iva sahiš nuna. Žmogus kartuojantis Hare Krishna susidurs su daugybė kliučių. Tačiau jas visas įveikdamas jis turi nesiliauti kartuojas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tik šitaip gyvenimo pabaigoje jis galės iki galo pasinaudoti Krišnos sąmonės teikiamą naudą. Kas savo gyvenimo pabaigoje palieka kūną atmindamas vien tik mane, tas išsyk pereina į mano gamtą. To galima nebijoti. Gražus posmas, įdomus, turbūt esmė mūsų gyvenime atminti Krišną. Ir Šrila Prabhupada savo komentarę labai aiškiai pabrėžia, kaip ir praplečia paties Krišnos šloką, kad reikia be atvangos kartoti Mahamantrą. Be atvangos. Sunku net suvokti, aišku, paprastam turbūt mirtingajam, kaip galima be atvangos kartoti mantrą, bet turbūt visiems atsidavusiems aišku, kad reikia be atvangos. Procesas visiškai paprastas, nes tik šito proceso dėka, atėjus mirties akimirkai, mūsų protas gali išlikti ramus. Nes kiek jau man gyvenime teko susidurti, turbūt ir jums daugeliu teko susidurti, kai miršta kažkas artimieji, kai išeina kažkur pažįstami, jie susiduria su didžiausia problema. Kaip iš tikro palikti tą kūną. Ir praktiškai niekas nežino. Nes jeigu dabar žmogus negali suvaldyti savo minčių, nurimti, būti ramus, tai reikia suvokti, kas vyks mirties akimirką. Mirties akimirka šimtus ir tūkstančių kartų dar labiau žmogus bijos, dar labiau jaudinsis, dar labiau jisai galvos, kaip čia dar kažkiek tai bent akimirksnį pagyventi, kaip reiks palikti ir kas bus po mirties, kaip čia palikti vaikus, savo namą, žmoną, jeigu yra, arba atvirkščiai, reiškia žmona, jeigu palieka, kaip čia vyrą. Nes mes labai prisirišam prie šito gyvenimo. Tai prisirišam, kad Krišna sako, kol nors viena materiali mintis pas mus bus, mes visada sugrįšime į šitą materialų pasaulį. Nors viena, reiškia, mes turim norą čia dar kažką daryti. Net jeigu noras bus satvagūnoj, reiškia, durybės gūnoj, kad mes, jeigu norėsim čia kažkam gerą padaryti, dar kažką, mes čia grįšim. Jūs turbūt pamenat, taip pat čia iš Srimad Bhagavatam giesmėje įvykis su Maharadžu Bharata, reiškia, kokiu lygiu buvo atsidavęs, reiškia, buvo viso šito pasaulio, viso žemės imperatorius. Net jo vardu po jo mirties, reiškia, buvo pavadinta šita žemė, Bharata Varša. Tai jis gyveno milijonus metų, kas įdomiausia. Visiškai vykdė savo pareigas kaip tyriausias atsidavęs. Gyvenimo pabaigoje jis visiškai suvokė, kad kaip imperatoriui užteks valdyti, reiškia, visiškai suvokė, kada reikia baigti savo pareigas. Ramiai karalystę padavino savo sūnums ir išėjo į mišką, kaip ir buvo priimta tais laikais, reiškia, pagal Varnašamo dharmos sistemą. Tačiau pamenat puikiai turbūt, kad Maharadžas Bharata, nuėjęs prie Gangos, pasistatęs namelį, ramiai savo meditavo. Kiekvieną dieną jisai skiria visas maldas, reiškia, viešpačiui. Kiekvieną dieną jis meditavo į Paramatmą, reiškia, super sielą, kur yra širdyje. Ir jis pasiekė tokį lygį, kad, reiškia, jam buvo vienodai, ką valgo, kaip prausiasi, nesiprausia, reiškia, nors jis 3 kartus į dieną eidavo, maudydavosi, reiškia, Gangoje. Bet toks lygis buvo, kad jis daugiau apie nieką nematė, tik viešpatį. Reiškia, atrodo, ten siūlote trūko, kaip sakant, pasiekti tą būseną, reiškia, ir palikti šitą kūną laimingą ir išeiti į
dvasinės, reiškia, plakas į Goloką Vrindauną. Tačiau, pamenat puikiai turbūt pagal pasakojimą, kai jis pamatė, kaip prie upės, reiškia, atėjo atsigerti nėščia, reiškia, elnienė, ir kaip iš miško suriamojo liūtos, reiškia, jinai pradėjo bėgti per upę ir ten, reiškia, to bėgimo metu jai gimė elniukas ir elniukas kaip ir pradėjo plaukti upę, reiškia, upės srovė pagavo. Bharatai, reiškia, Maharadžas Bharatas atkreipė dėmesį, jam pagailo, atėjo gailestis, kad va plaukia čia žus, dar kažkas, ir jis puolė į upę, kaip paprastas mirtingasis, reiškia, kaip ir pametė protą, galima sakyti. Reiškia, jis nebuvo tiek susikoncentravęs į viešpatį tą akimirką, aišku, čia viešpatį žaidimai pamokantis, bet jis ištraukė elniuką, prasinešė į, reiškia, savo tą namelį, šildė, glaudė, augino, reiškia, ir tas meditacijos objektas, žiūrėkit, puikiai pasikeitė. Iš prisirišimo prie viešpaties jis pradėjo tiek prisirišti prie elniuko. Tiek prisirišo, kad jis dieną naktį pradėjo apie jį mąstyti. Šventraščiai rašo, kad jis elniuką guldydavo savo ant krūtinės, reiškia, čia, kaip mes kartais, kai žmonės būna, katinus guldo, šunys guldo arba miega ten, reiškia, taip. Čiagi, negali bet tu būti. Tai va, jis guldė savo ant krūtinės elniuką, glostė, bučiavo net, kas įdomiausia, reiškia, bučiavo. Jam tai tapo, atrodo, sunku suvokti, net kaip galima pamesti protą, reiškia, intelektą, tiksliau intelekto nelieka, čia net ne protas. Ir jis tiek prisirišo, kad be jo negalėjo gyventi. Jis apleido savo dvasinės pareigas, reiškia, meditacijai į aukščiausią viešpatį, reiškia, esantį mūsų širdyje. Visa meditacijos objektas buvo elniukas. Elniukas viskas, tas elniukas augo, kaip ir pas mus auga vaikai, žiūrėkit, nežinau kaip jums, bet kiek aš susiduriu savo praktikų, gydymo, konsultacijų, kai ateina moteris, jūs sako, net jos, kai jau mirtinai serga, sako, negaliu, aš be savo vaikų, negaliu, aš tiek suprantu, kad reikia medituoti, reikia kartu šventus Dievo vardus, reikia melsis, bet vaikai viskas, sako, aš jų negaliu, ten, jeigu maži vaikai negaliu palikti, negaliu užmiršti, negaliu nieko, viskas. Mes taip prisirišam, kad čia atrodo mūsų. Tai va, Bharata taip prisirišo, kad viskas. Jisai, reiškia, dieną naktį apie tai galvoja, reikia suvokti, kiek tai metų tęsiasi, nes elnės kaip ir užaugo. Ir elnės, žinot, ne šuo dar prie šeimininko prisiriša, elnės laisvas, jisai išėjo į lauką, ganėsi, į mišką, grįždavo, negrįždavo. Reiškia, ir Bharata praktiškai kaip mama turbūt laukia vaikų, taip jis laukdavo to elnio, kada jis grįž. Ir vieną dieną jis negrįžo, kurie pamena turbūt, ne, ir Bharata išėjo ieškoti, jau senas visiškai, reiškia, šaukė vardu, reiškia, ir beidamas, jis paslydo ten nuo uolos, nukrito, reiškia. Ir gulėdamas, šventraščiai rašo, jis mąstė, jis nepersijungė, reiškia, protas, matot, nepersijungė į aukščiausią viešpatį. Jis vis tiek matė, kas bus, reiškia, su elniu, kas jų rūpinsis, kas prižiūrės. Net ne žmogus, o kaip sunku nuo žmogaus atsijungti. Va, čia prie žvėries, ta prasme, prie laukinio gyvulio prisirišo. Jis galvojo, kas bus, kaip bus. Ir tai paliko kūną. Kadangi paskutinę akimirką jisai galvojo apie elnę, į automatiškai, reiškia, nunešė į elninės kūną, reiškia, sielą nunešė į elninės kūną, jis ten atsirado. Ir ten elninė jį pagimdė, bet kadangi jis buvo tyras atsidavęs, viešpaties vėl malonė, Krišnos malonė, jisai atsiminė savo praeitą gyvenimą. Jis būdamas elnio kūne atsiminė savo gyvenimą, ko praktiškai neįmanoma jokiam kitam gyvai būtybė žmogui, reiškia, kai gauni gyvūno kūną. Nėra šansų. Nėra. Šventraščiai rašo, kartais ten, reiškia, tokia prablėškia mintis, lyg tai jie mato ten akimirksnių, 10 sekundžių, gal 2 sekundės, kad buvo žmogus gailestis, kartais suima, kartais, gal matėt, šunys verkia arba kažką ten purtusi, ten pergyvena kažkas. Tai va, bliksniai tokie būna, kartais. O daugiau viskas. Reiškia, gauni gyvūno kūną ir viskas, tu jo sąmonėsi. Visiškai užbiršti, tu žmogus, ne žmogus, dar kur nors. Nes gyveni jau tame kūne, toje mašinoje. Tai va, Bharata, kai atsidūrė elniuko kūne, jis atsiminė. Reiškia, jis atsiminė viešpatį ir jis pabėgo
iš tos motinos Elnienės, atsiminė vietą, kur jis mitavo prie Gangos, kur jau tas namelis, grįžo ten ir nuo tos vietos jau nesitraukė niekur. Būdamas elnio kūne, reiškia, nesitraukė ten. Kiekvieną dieną, reiškia, jis nuo ryto iki vakaro meditavo į Paramatmą, į esantį viešpatį mūsų širdyje. Ir vieną dieną, aišku, laikas ėjo, kai jis seno, užėjo jisai į upę ir vėl paliko kūną. Ir kadangi jis paliko kūną ne kaip žmogus, reiškia, o kaip paliko kaip gyvūnas, sekantis gyvenimas jau jo, reiškia, kadangi jis buvo dar dorybingas, gimė Brahmano šeimoje. Brahmano šeimoje, kur tėvas turėjo 2 žmonas. Ir viena žmona turėjo, reiškia, vyresnė 9 sūnus, o jisai gimė dvyniai, reiškia, su savo seserim. Tačiau jo tėvas Brahmanas, kadangi jis gimė Brahmano šeimoje, tėvas, aišku, kaip ir kiekvienas tėvas, vėl norėjo, kad jisai būtų Brahmanu. Reiškia, stengiasi išmokyti visko, stengiasi, kad sūnus gautų tą įsilavinę, kaip ir mes norim, visi vaikai ką gautų. Tačiau Bharatas suprato, jeigu jis vėl atliks, reiškia, karminę veiklą, kad ir Krišnos sąmonė, reiškia, jis prisiriš prie tos veiklos, vėl bus Brahmanų, vėl didžiosios, vėl Vedos, vėl viskas, reiškia, jisai nusprendė, kad čia ne jo kelias, reiškia, kad vėl jis užsimirš. Ir jis pradėjo vaidinti, reiškia, apsimetė, kad jis, kvailokas, kad jis negirdi, nemato, nesupranta, visiško kvailelį pradėjo vaidinti. Jis duokit, koks tėvų įskausmas, mato lyg tai sūnus, reiškia, čia tvarkoji, sveikas fiziškai, ne, jis fiziškai buvo gerai įsivystęs, tačiau mokslo per metus laiko nieko neišmoko, ne vienos mantros. Aišku, jis viską žinojo, jis galėjo tėvui pasakyti, bet suprato, kad čia niekas nepatikės, niekas, kaip ir mūsų vaikai kartais prisimena iš praeitų gyvenimų, kažkas sakom, tėvai netiki. Aš taip susiduriu savo praktikų gydymo irgi. 10 vaikų atsimena praeitus gyvenimus, tėvam pasakoja, tėvai sako, fantazuoja, filmą matė, skaitė, girdėjo kažkur, fantazuoja. Vaikai viską mato, dvasias mato, mirusius mato, taip, kasdienybėje man tenka susidurti. Tai jau akivaizdu, net ir ką tie patys paprasti žmonės pasakoja, kad egzistuoja, reiškia, karmos reinkarnacijos dėsnis, kad mes ne vieną kartą gyvenam, o jau labiau šventraščiai taip rašo. Tai va, Bharata gimė, matot, kastinių Brahmanų šeimoje, jis turėjo Brahmanų virvelę, viską, tačiau jisai vaidino tą kvailį. Galiausiai tėvas pavargo, suprato, kad čia nieko neišeis, reiškia, aišku, nusivylė, galbūt tiek ir užteko, ir tėvas paliko kūną. Kai tėvas paliko kūną, reiškia, antroji žmona irgi užėjo ant laužo, reiškia, tokie buvo papročiai, toks tikėjimas, ir jinai iškeliavo su savo vyru į aukštesnės planetas. O Bharatai, reiškia, atėjo nelengvos dienos, nes kadangi kai ir kvailas, žinot, nelabai kas mėgsta, pas žmonės mažai užuojautos yra. Ir šiais laikais, kad kažkas užjaustų, reiškia, tas, kuris turi kūno negalią, mažai taip yra. Dažniausiai visi pasijuokia, jeigu dar mato, kad ten kažkoks, juokiasi, įdomu pasišaipyti, reiškia, pasityčioti, kad ten mes kažko, čia ego, reiškia, visada suveikia, kad mes kažką turim privalumą kažkokį, kad mes sveikesni, ten gražesni, turtingesni. Taip ir iš Bharatos, reiškia, tyčiojasi visi, pirmiausiai namiški. Tyčiojasi tie, kad neduodavo valgyti arba duodavo visiškai, reiškia, kiaulių maistą. Tai, kas atlikdavo, kartais iš vis nieko neduodavo, kartais viską sumaišydavo. Bet Bharata, kadangi ne kūno koncepcijų gyveno, jis puikiai suprato, kad jis ne kūnas, kad čia tik per klaidą, per kažkokius praėjusių gyvenimų, reiškia, savo suklydimus, kad yra dar kažkokios ten mažos jo kažkokie suklydimai praėjusių gyvenimų, kad jis negalėjo išeiti tos kitus gyvenimus, jis suprato, kad reikia tik tai medituoti į aukščiausią viešpatį, jis nepasimetė. Jis visiškai nepyko, nesigailėjo, kad jį taip maitina. Reiškia, kai žmogus, matot, gyvena ne kūno koncepcijoje, paramahamsa, reiškia, aukščiausiam šitam lygmenį sąmonės,
tai jam vienodai. Jis gali valgyti, gali nevalgyti, gali bet ką suvalgyti, reiškia. Pas jį skoniai visiškai kitokie, reiškia, esmė palaikyti kažkiek tą kūną, kaip ir mums Prabhupadas sako, esmėgi čia palaikyti kūną šitam gyvenime. Tai va, galiausiai, kadangi namiškiai jo nekentė, ką liepdavo jam daryti, jis nieko kaip ir nepadarydavo, ten žemės nešti, kitą vietą nuneš, dar kažką, tai jį pastatė laukuose saugoti, reiškia, lauką, kad nevaikščiotų, neišmedžiotų kiaulės. Kaip? Vedu baidyklės, taip, toks kaip baidyklė, reiškia, vaikyti dar kur nors dieną naktį jis būtų. Jeigu jūs daugelis turbūt buvot Indijoje, Vrindavane, kitur matėt, ten kiaulės laisvai vaikšto. Visi gyvūnai laisvai, ten iš vis nėra, reiškia, koncepcijos, kad čia, reiškia, kažkas tai šunį reikia prisirišti, su šunim vaikščioti, ten gyventi, iš vis. Ten kiekviena gyva būtybė yra laisva, ten puikiai visi supranta, kad čia yra sielos, kurios prisidirbo per kažkurios gyvenimus arba iš kažkurio gyvenimo nusileido arba iš apačios kyla, reiškia, viršų. Ir visi priima kiekvieną tą gyvūną kaip koks jis yra, niekas neliečia. Turbūt Indijoje per 1,1 milijardo gyventojų, nežinau, man tai kiek aš jau kartu buvau, neteko matyti, kad kažkas šunį laikytų pririšti. Ar kažkas vaikščiotų su šunim. Kad pas mus, matėt, šiausikiša, augina, reiškia, drabužėliais rengia, reiškia, ten, nežinau ką, reiškia, salonas, taip, yra viešbučiai, viskas yra pas mus, reiškia. Kodėl? Tai labai paprasta, kadangi šunį lengviau tarnauti. Apie Dievą, apie tarnystę Krišnai iš vis eina kalba, žmonės, kurie turi šunį, net nenori artimui tarnauti. Nes artimui sunkiausiai tarnauti. Matot, šeima ta vieta, kur mes atidirbinėjom karmą ir mes galvom, kad kam aš tam vyrų tarnausiu arba kam žmogui geriau šunį turėsiu. Pabėgiosiu, ryte įsivesiu, pasišnekėsiu. Šuo supranta, matot, šuo vykdo komandas, gali sakyti, reiškia, esi viešpats kaip ir ant jo. Bėg, gulk, šliaužk, ten sulok, užpulk. O su žmona, su vyru taip neišeina. Tai va, taip Bharata saugojo tos laukus, bet matot, iš jo sargybinis menkas, jis kaip ir mes baktai kartais, atsijungi, kartuoji mantrą, dar ką nors ten, ir namas gali sudegti, ir gali po mašiną pats palysti, atsijungia, va, atsidavė kartais. Tai taip Bharata meditavo, o tuo metu, jeigu pamenat istoriją, ten kažkur netoli, reiškia, miškuose gyveno plėšikai, kurių vadas sugalvojo, kad reikia paaukoti kalį, reiškia, dievybei auką. Kadangi plėšikai gyveno visiškai neišmanėme, jie galvojo, kad kalį aukai reikia žmogų aukoti. Ir dar ne tik žmogų, tai nebūtų, reiškia, žmogus, gyvūnas, tokį padarą, reiškia, tokią sampratą, kad jis būtų kažko, ne žmogaus sąmonės, bet toks visiškai smukęs kūnos, išsigimęs, sakykime, invalidas, kaip ir kažkas tokio. Aišku, nėra tokios aukos iš vis pasaulyje, kad šventraščiai niekur neprašo, kad reiktų žmogų aukoti. Niekur nėra. Čia visiška degradacija, reiškia. Taip jie supranta, taip jie išverčia. Ir aišku, paskui patys po gyvenimo, aišku, kai gauna blogą karmą, gailisi, jeigu ten kažkiek supranta. Tai va, plėšikų ta šutvė surado tokią būtybę, kuri buvo, sakykime, nei žmogus, nei gyvūnas, ten nesuprasti, kažkas tokio įsigimusio. Ir jį nuprausė, padėjo prie kalį altoriaus. Ir kol jie ten ruošėsi tam aukojimui, reiškia, ta būtybė pabėgo. Pabėgo tiesiog, nes nebuvo surišta, nieko, reiškia, sargybiniai pražiopsojo. Ir plėšikas sako, ieškokit, reiškia, arba tą patį suraskit, arba kitą, nes reikia aukoti, aš noriu, kad sūnus gimtų. Toks buvo supratimas, kad jeigu paaukos tokią būtybę, ateis sūnus, gaus sūnų. Nors šventraščiai prašo, tarkim, Ajurveda yra vaikų skyrius, pediatrija prašo, kaip susilaukti sūnaus, kaip susilaukti dukros, kaip iš vis susilaukti švento sveiko vaiko. Reikia tiesiog studijuoti, bet čia neišmanimas, čia reiškia tamagūna, sakykime, toks sluoksnis žmonių. Ir jie pradėjo ieškoti. Ėjo laukų, žiūriu, reiškia, Bharata stovi. Labas Bharata, kaip, reiškia, niekas, aišku, su juo nesisveikino, čiupo ir vėl, o Bharata ką, jam vienodai. Reiškia, jis ten pasijungia su viešpačiu, reiškia, jis regi jį su jo kalba, jie medituoja. Ir jie parvilko, reiškia, Bharatą, nuprausė, aliejais ištepė kūną, matot,
girliandas uždėjo, viską pagerbė. Nu, taip pat, nes Kalį taip netiduosi tokio purvino, murzino, reiškia, o įsivaizduokit, Bharatais nei sprausėsi, nei ką, ne kūno koncepcija. Reiškia, ir kai jį surišo, reiškia, kad šį kartą jau nepabėgtų. Reiškia, ir pasirašė aukojimai, plėšikų vadas užsimojo kardu, kad nukirsti, reiškia, galvą ar perkirsti per pusę tą Bharatą. Tačiau Kali, būdama ten, reiškia, Murti, jinai suprato, kas čia vyksta, jinai matė, kad čia yra tyras atsidavęs. Reiškia, mes irgi kartais galvom, kad Murti, reiškia, yra tuščia, kažkas čia nieko, bet sakoma, reiškia, viešpaties vardas Krišna garsas ar Murti yra tas pats, viešpats čia, mums nereikia ten kažkur ieškoti, dar kažkur jis čia jau yra. Tai va ir ten Kali buvo, jinai gyva, nereikia mąstyti, kad, reiškia, Murti tai negyva. Ir jinai suprato, kad čia įvyks, reiškia, visiška, sakykime, visatos dėsnių ir aukščiausio viešpaties įstatymų pažeidimas. Jinai pati žengia iš Murti, panašiai kaip viešpats Hiranyakashipu, viešpats, reiškia, Narisimhadeva kažkada, kaip Hiranyakashipu netikėjo, kaip Prahladas Maharadžas sakė, nu kur čia tavo, reiškia, tas Krišna. Taip ir dabar žengia Kali, čiupo, reiškia, iš to plėšikų vado kardą ir nukapojo visiems galvas, visiems, reiškia. Į tą vietą, reiškia, supuolė visi demonai, vaiduokliai, reiškia, jie pradėjo gerti kraują iš tų kūnų. Kali pradėjo šis žongliruoti tomis galvomis, reiškia. Ir Bharata, nu, kaip patraukė toliau, laisvas, reiškia, jam tas pats. Šį kartą jis jau negrįžo, reiškia, namo, jis pradėjo eiti per pasaulį, kur akis mato, kur kojos veda. Visada medituodamas į, reiškia, Paramatmą, į super sielą. Ir galiausiai jisai, turbūt pamenat irgi iš istorijos, reiškia, sutiko tos, reiškia, valstijos Radžą, Maharadžą, kuris keliavo, reiškia, į šventas vietas nusilenkti, kaip ir parikrama. Ir ten trūko vieno nešėjo, reiškia. Ir visi, tie sargyba pamatė, kad čia eina, reiškia, stiprus vyriškis, jaunolis, ko nepanaudoti. Jie atitempė, sako, va, nešk, reiškia, Maharadžą. Ir Bharata neša. Ką pasako, tą jis daro. Aišku, savo lygmenyje, savo supratimu, savo meditacijų. Kadangi Bharata tyras atsidavęs, jisai eidamas, reiškia, keliu, nenori prisidaryti nuodėmių, jisai stengiasi neužlipti ant skrusdėlių. Tai reikia suvokti, kaip jis neša. Jis viena koja čia, kita čia sustoja, reiškia, tie neštuvai. Ir ta kolona įsiderina, aišku. Tie nešiai, kaip pyksta, imperatorius irgi susinervina, reiškia, sako, kas čia vyksta, kodėl taip nešat, reiškia. Tie trys nešikai pradeda aiškinti, kad čia ne mes, čia va jis, mes einam, bet jis va taip vaikšto. Imperatorius jį perspėja, sako, nu, tu raminkis, neš normaliai, kaip tu čia neši, reiškia, visa kita. Tačiau Bharata, kadangi jisai, reiškia, jam vienodai. Čia Maharadžas, jis buvęs Maharadžas, reiškia, ne ta koncepcija. Ir jis eina kaip ėjęs. Ir tada, reiškia, Maharadžas, reiškia, supyksta, pradeda nervuotis, kadangi jis, reiškia, kaip ir valdovas kšatrijas, jį pradeda nervinti, reiškia, jis nėra tiek kaip brahmanas, sakykim, suvaldęs savo protą, nėra tiek ramybės, jis pradeda šaukti ir sako, aš įspėjau, dabar tau viskas ten bus, tave nubausim ir taip toliau. Ir Bharata paskui jau, reiškia, jam atskleidžia tiesą, kas jis yra, kas pats imperatorius yra. Bharata sako, aš išvis buvau su žemės imperatorius, va. O dabar va, nešikas, nu ir kas? Reiškia, prieš tai buvau velnis, nu ir kas? Reiškia, čiagi tas mūsų gyvenimas labai laikinas. Labai, viskas pas aukščiausio, viskas išeina iš aukščiausio. Ir Bharata atskleidžia tai, kas parašyta Veduose, reiškia, kas yra gyvenimas, kas yra mirtis, kokia gyvenimo prasmė, kas yra viešpats, kaip reikia atlikti atsidavimo tarnystę. Ir dar prieš tai, reiškia, imperatorius nulipo nuo neštuvų, nusilenkė, nes matė, kad čia yra tyra siela, visiškas viešpaties atsidavęs. Ir jie taip įsiskyrė galiausiai. Tai iš to pasakojimo, dėl ko aš jį papasakojau, kažkiek tai, jūs tas istorijas žinot puikiai, reiškia,
kad labai sunku, reiškia, neprisirišti šitam gyvenime prie kažko tai. Nes mes visi gyvenam tą materialiam pasaulį, mūsų pastoviai veikia 3 materialios kūnos. Pastoviai. Tai čia reiškia, yra džiugu, kad mes Krišnos sąmonė. Reikia suvokti, kaip ten žmonėms reiškia už tų sienų, kaip reikia gyventi. Čia būnant jau labai atrodo sunku. Neužmiršti viešpatį pastoviai. O pagal visus, reiškia, nuostatus, reikalavimus, pasakomus, pagal šventraščius viešpatį reikia atminti 24 valandas. 24 valandas. Tai nėra taip paprasta. Mes norim miegoti, mes turim kažkokią veiklą. Mes pagaliau kartais susirgam, kartais dar kažkas atsitinka, reiškia, o jį reikia atminti pastoviai. Tai reikia suvokti, kaip bus sunku, kaip bus nepaprasta. Aišku, mes niekada nežinom, čia mūsų karma kiekvieno, kaip sunku bus pasitikti tą gyvenimo saulėlydį. Gerai viskas, jeigu ateina ta senatvė rami, pasensti, viskas ten guli, gali kartuoti šventus Dievo vardus, viskas. Aišku, didžiausia, sakoma, nesėkmė, kai žmonės miršta staiga. Panašiai kaip savižudybė, reiškia, kai žmogus avarijoje dar kažkur staiga žuva, jeigu jis ne Krišnos sąmonė, jam yra baisi dalia, baisi karma. Reiškia, jis visiškai atsiduria ties to, kad jį išmeta iš tų kūnų ir jis nesupranta, kas vyksta, kas yra. Jis gyvas, norai paliko tie patys, prisirešimai tie patys, o kūnų nėra. Tai čia yra baisiausia. Bet čia nereikia galvoti, kad jiem baisiausia. Baisiausia kiekvienam žmogui, jeigu jie nepraktikuoja, reiškia, Krišnos sąmonės, jeigu jie nekartuoja šventus Dievo vardus, pagaliau jeigu jie nesimeldžia. Praktiškai kas savaitę man būna, kad paskambina kažkas iš krikščionių ar iš baktų, reiškia, kai išeidinėja artimieji, klausia patarimų, kaip teisingai išlydėti, kaip kad žmogus galėtų palikti kūną. Tai šventraščiuose, tuose pačiuose veduose yra aprašytas smulkiai kaip instrukcija, kaip ir stadijos, kaip palikti tą kūną, kai mes paliekam kūną ir kaip paliekam mūsų artimieji, ką reikia daryti. Tai labai nesunku, nesudėtinga, mes galim visada savo patys padėti, reiškia, ir padėti savo artimiesiems, nepriklausomai nuo tos konfesijos, ką žmonės praktikuoja. Kas bebūtų, matot, bet praktiškai kiekvienoje konfesijoje, kiekvienoje religiniai praktikoje yra praktiškai karoliukai, ar ne, arba džapa, ar rožančius. Kvailiausia, ko nežino tie patys, sakykime, krikščionys, kurie lygtai meldžiasi, žino, lygtai turi rožančius, bet jie praktiškai labai retai kas praktikuoja. Praktiškai visada, kai pagal laidotuvių apeigas, jūs turbūt matėt, žinot, dalyvaut, mirusiam ant rankų ten apvynioja rožančių. Praktiškai visada apvynioja, kai reiškia kūnas užšalęs, taip sakykime, tam po skrodimo arba šiaip, reiškia, kai ten nieko nebėra, sielos nebėra. Praktiškai niekas neduoda rožančiaus arba, apie džapą aš nekalbu, čia mes atsidavę visada turim ją turėti, reiškia, kaip ir mūsų lazda, kaip ir turėklas, kaip ir rankena, kaip Krišnos ranka, suprantat, jis mums davė savo ranką, jeigu tai paimtų, jeigu džapą mes turim. Tai visada, kai yra liga ar šiaip sunku, reikia džapos nepaleisti. Ar jeigu atsidavęs, tai jis turi, jeigu reiškia liga arba ten mirties akimirka nėra kažko, arba kažkas yra, reikia būti su džapa. Kiekvieną akimirką kalbėti, kiekvieną akimirką prisiminti Krišną. Tai va, taip ir krikščionys, jeigu jie išleidinėja savo artimuosius, turi artimajam duoti rankas rožančių, tegu kalba. Tai toks turėtų būti išlydėjimas. Atsidavusiems yra daug paprasčiau, reiškia, juos visada gali palydėti bendruomenė. Sakoma, kai išeina atsidavęs, reikia visada palydėti, reiškia, su kirtanu. Kuo garsesnis kirtanas, reiškia, kuo labiau skamba mrindanga, karatalai, reiškia, tuo atsidavusiam ten lengviau išeiti. Tos vibracijos apvalo išvaiko, reiškia, visas dvasias, neleidžia žmogui, reiškia, protui blakškytis kažkur, reiškia, jis gali susitelkti garsą į mantrą. Tik tai reikia. Tai reikia tik tai kartoti arba klausytis. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Va tik tai reikia. Tik nedaug. Ir yra visada kaip ir standartas, kas vyksta, kai mes palikinėjom kūną arba artimieji, kai palikinėjai kūną. Čia jeigu jau senatvė arba liga. Labai paprasta. Pirmiausiai visada reiškia
reikia žinot, kad kūnas sustingsta. Pirma stadija, galima suvokti, reiškia, kad jeigu aš jau palieku kūną, kūnas sustingsta, aš nieko negaliu pajudinti. Apštirpsta rankos, kojos, kūnas prisipildo švinu, jis tampa toks sunkus, jeigu kažkam teko palikinėti, nieko negali padaryti, absoliučiai guli, nieko, esi gyvas, ten liktai jaunas, nes siela visada jauna, ar ne, o kūno tu nevaldai, nieko negali padaryti, nei piršto, nei rankos, čia net baisiau negu užtirpsta, nieko negali, jis toks akmeninis, toks švininis, nieko negali. Tai va, pirmiausia, aptirsta kūnas, tai taip galima stebėti savo artimuosius ir žinot, kaip jie, kad jau atėjo ta stadija, kad paliks kūną. Kūnas užtirpsta, sunkus pasidaro. Tai čia pirma stadija, reiškia, toliau kas įvyksta, reiškia, bet žmogus, reiškia, dar girdi mato. Antra stadija prasideda, kad dingsta, reiškia, klausa, nebegirdė ir paskui dingsta regėjimas. Tačiau ten esanti, aš kaip siela, esu dar gyvas. Visi dar neišėjau, nepalikau, sakoma, kad siela iš kūno išeina per 20 minučių, palieka kūną. Reiškia, tai jeigu mes esam šalia, kažką lydim savo artimuosius, reikia kartuoti Maha mantrą, Hare Krishna kartuoti. Jeigu mes patys paliekam, reikia kartuoti Hare Krishna, nepasimesti. Reikia žinot, kad jeigu kūnas užtirpo, čia kaip pavadinis laivas, reiškia, aš panėriau po vandeniu, nebegaliu valdyti, taip ir kūno nebegaliu valdyti. Aš esu ten pavadinim laive gyvas, suprantu, kad gyvas, galbūt kažkas man pagelbės, bet aš jau nebe periskopo nėra, neiškelsiu, reiškia, nebematau šviesos, taip ir čia, bet ten esu gyvas viduj. Tokia yra būsena, esi gyvas, bet nieko nematai, negirdi. Tai va, bet jeigu yra šalia atsidavę, jie kartoja mantrą, tu gali išgirsti, jeigu plotas nesiblaško. Jeigu šalia yra mūsų artimieji, mes juos išlydim, reiškia, ir kartojam, reikia jiems garsiai sakyti, reiškia, kad melskis, kartok šventus Dievo vardus, jeigu ten nepriklausomai kokios konfesijos, ar krikščionis, ar dakonos, kiekviena, matot, Krišna turi daug vardų. Davė visiems po vardą, kad visi jį galėtų garbinti, kaip jie nori, bet žmonės dažniausiai to nežino, kaip garbinti. Toliau reiškia, kita stadija, jeigu mes išlydim savo artimą, reikia jį instruktuoti. Dar prieš, kai yra ligos patale, reikia žmogų nuraminti, reiškia, pasakyti, kad žiūrėk jau senas, reiškia, tai negali gyventi ten 150 metų, 200 metų negali gyventi. Koks kūnas būtų? Įsivaizduokit, kažkas, jeigu jau sulaukia 100 metų, žiūrėkit, kaip tie kūnai atrodo. Ten 120, kartais esat matę gal žurnale, kažkur kompiuterį, dar kur nors, viskas ten. Baisu žiūrėti, reiškia. Tai nori ar nenori, reiškia, ateina laikas tą kūną keisti. Kur be išeitum, reiškia, į kurį pasaulį. Tai niekada su savo artimaisiais, jeigu mes išlydim, nereikia kalbėti jokia pasaulietinė tema. Juos reikia nuteikti, kad yra Dievas, yra Krišna, reiškia, jis tave pasitiks, jis tave priims globos, tu jam tarnauk, būk su juo, kad čia viską reikia užmiršti, čia nieko tavo nėra. Kas svarbiausia, kad jeigu mes išlydėsim net savo artimą, žiūrėkit, kokia mūsų turi būsena, mes patys turim taip padaryti, kad čia jau ne mano. Ne mano vaikas išeina, ne mano žmona išeina, ne mano mama išeina, ne mano. Jeigu mano, aš pats pritraukiu. Pats pritraukiu, reiškia, tam žmogui bus sunku palikti, jis matys, kad aš jaudinuosi, aš bijau vienas likti. Čiagi visa mūsų baimė, visi verksmai, dėl ko būna, dėl to, kad dėl mūsų egoizmo, kad man pačiam gaila savęs, kas čia bus, kas čia nutiks, reiškia, neaišku, kaip aš čia pats gyvensiu. Ne kaip jis gyvens, bet kaip aš gyvensiu. Mes dėl to bijom. Tai va, kaip palikinėja mūsų artimieji, reikia sakyti, kad, reiškia, nieko baisaus, nueisi pas Dievą, būsi su Dievu, mane užmiršk šios namus, užmiršk darbą, užmiršk viską, užmiršk, tavo nieko nėra. Tokia instrukcija turi būti. Ir negalima niekada verkti, ten šaukti, reiškia, klykauti. Čia yra visiškai beprasmybė, taip sutrikdoma sielos, tai reiškia ramybė, jinai negali nusiraminti, atsiranda gailestis, baimė, dar didesnė baimė. Nes mirties akimirka viskas sujautrėja 100 ir 1000 kartų. Tai va, artimajam reikia sakyti, ir mes patys, priklausomai nuo savo švarumo, mirties akimirką pamatysime šviesą. Šviesa, kai, tarkim, aprašyta daugybė literatūros, daugybė yra knygų išleisto, kad žmonės mato tunelį, mato šviesą, tačiau niekas nežino, kas tai yra. Tai reikia žinot, kad siela visada iš kūno iškeliauja per vieną iš nadį kanalų. Žmogaus kūnas sudarytas iš subtilių energetinių kanalų, kurie vadinasi nadį.
kūnes priskaičiuojama apie 750 tūkstančių, reiškia, kanalų. Vieni yra pagrindiniai, 12 yra pagrindinių ir kiti visokie šalutiniai. Priklausomai per kokį energetinį kanalą nadė mes išeiname, tokioj plotmėje, tokioj, sakykim, pasaulyje arba tokiam kūne mes atsidurime. Sakoma, jeigu žmogus išeina per apatinius, reiškia, kanalus energetinius, tai jis visada gaus gyvūno kūną ir gali keliauti į pragarus, į pragarų sistemas. Jeigu žmogus išeina per viduriniuosius, reiškia, vartus, tai va, burna, reiškia, visada praktiškai gaus, atsidurs Žemės tipo planetose, gaus žmogaus kūną. Tai praktiškai pagal taip, kaip žmonės palieka kūną, jų padėtis, elgsena mirties akimirką, galima jausti, kokį gauna žmogus sekančiam gyvenime kūną. Jau tas, kuris yra šalia, gali matyti. Tiesiog žinoti. Nereikia net ekspertų būti. Jeigu ten savižudžiai kiti prisidaro po save, viskas, jie keliauja į žemasias planetas. Jau reikia melsis skirtanas, ten dar kažkas, reiškia, jagės daryti. Bloga padėtis, reiškia, jeigu matom ten burna praverta, dar kažkas, galbūt iškeliavo į vidurinėsias planetas. Ir tik vienetai, kurie yra labai dorybingi, kurie atsiminė viešpatį, iškeliauja per, reiškia, viršutinius kanalus, keliauja į aukštutinės planetas, į rojinės planetas. Ir tik vienetai per sušumną, reiškia, energetinį kanalą iškeliauja į dvasinį pasaulį. Tai va, yra viskas labai paprasta. Tai mūsų visada, jeigu mes praktikuojam Krišnos sąmonę, viešpatį atsimenam, niekada viešpats paramatmą mūsų nepaliks. Tai va, ta šviesa arba tunelis, kai žmonės mato, yra viešpats apšviečia. Ta nadė kanalą, per kurį šviesa, reiškia, siela turi iškeliauti, aš per kur turiu iškeliauti, šviečia. Jis nepalieka atsidavusių. Todėl mūsų artimiesiems reikia sakyti, kai pamatysi šviesą, čia dar kai gyvas yra, reikia sakyti, kai ligos patale guli, kai pamatysi šviesą, šaukis viešpačio, šaukis Krišną, šaukis Ramą, šaukis nežinau kas tenais, Jėzus Kristus, jeigu jie tiki dar ką nors ten, reiškia, Ralachas, reiškia, čia visi vardai viešpatis. Tai va, šaukis to ir siela, reiškia, šviesa, kai pamato tas mirštantysis, paramatmą išveda. Sakoma, kad siela, kaip sakiau, iškeliauja maždaug per 20 minučių iš kūno. Tai va, pirmas požymis, mūsų kūnas sunkus, paskui viskas užtemsta, viskas dingsta. Trečias etapas prasideda, mes patys tą pajausim, kad mūsų kūną, reiškia, užvaldo karščio šalčio bangos. Pasidaro karšta labai, pasidaro šalta. Kūną pradeda lyg tai draskyti tūkstančiai skorpionų. Tai reiškia, mūsų subtilus kūnas atsiskiria nuo grubaus. Nes mes, pirmiausiai siela, mūsų struktūra, mūsų tokia būtis pagrindinė, antra yra subtilus kūnas, reiškia, kurį sudaro protas, intelektas, netikras ego. Ir trečias šitas grubus. Tai va, kai mus, reiškia, pajausim, kad lyg tai skandžioja kūną gyvatės ar skorpionų kiekvieną milimetrą, reikia žinot, kad kūnas mūsų atsiskiria subtilus nuo jau grubaus. Kai mes jau palikinėjam šitą kūną savotiškai. Dar nepaliekam, mes patys randamės širdies plote ant 5 euros sraigtų, bet subtilus kūnas atsijungia. Ir jisai paskui susitraukia iki sielos dydžio, subtilus kūnas. Kaip pastebėti, kad mūsų artimai dar jis, reiškia, palieka jau tas kūnas atsijungia subtilus, padažnėja kvėpavimas. Dar kvėpavimas yra, reiškia, jūs nebemato, nebegirdi, bet kvėpavimas yra, reiškia, jaučiam. Tai reiškia viskas, jau paskutinė stadija. Ir viskas. Sakoma, kad po to, kai padažnėjo kvėpavimas, kai viskas dingo, reikia 7 kartus artimajam, reiškia, pakartoti ausį pasilenkus, kad kai pamatysi, reiškia, šviesą, ten yra viešpats Krišna. Šaukis Krišnos, taip 7 kartus. Ir pačiam, reiškia, kalbėti mantrą. Maždaug po 20 minučių, kai kvėpavimas padažnėjo ir sustojo, siela išvedama iš kūno. Jeigu, reiškia, siela, aš pamatau, sakykim, šviesą, einu į šviesą, suprantu, kad ten viešpats, aš praktiškai iš karto nuvedamas į kitą kūną. Gaunu kitą reinkarnaciją, kitą kūną. Jeigu matau šviesą, nebijau, šaukiausi Krišnos, jis mane išveda. Reiškia, čia gali kas nori ką daryti, manęs kaip ir nebus, aš už 10-20 minučių galiu atsidurti kitam kūne. Jeigu aš neinu šviesą, o dažniausiai gali kiek nori instruktuoti, sakykime, paprastą žmogų, jis nesupras, jis protą praranda, reiškia, jam ten sumaištis, visiškas chaosas, jam baimė, viskas, jis sustingsta, niekur neina, dreba, šitaip reiškia, tai jis net nepamato šviesos.
arba čiut-čiut, priklausomai nuo mūsų švarumo, paramatma pasirodo arba trumpai, arba ilgai. Sakoma, jeigu kūną palieka šventas žmogus, paramatma šviečia 7 paras. 7 paras apšviečia. Kiek jį globoja, įsivaizduojat. Per 7 šios dienas dar vyras atsidavęs gali net niekur neiti, jis gali dar čia instruktuoti mokinius, dar kažką daryti, vaikščioti, ramiai. Jam paramatma šviečia. Va. O šiaip gali būti labai trumpai. Sakoma, kad šventraščiai rašo, jeigu žmogus labai nedoras, visiškai, sakykime, nuodėmingas, žudė gyvūnus, žudė žmonės, dar kažką, nusidėjo, yra mirtimas nuodėmės, sakykime, tai jam paramatma net nepasirodo, jokios šviesos nematosi. Dar iki paramatmos, kaip ir pasirodymai, ateina jamadutai. Ateina jamadutai ir jie išvilka, reiškia, į šito kūno. Kaip suvokti, kad jamadutai ateina? Labai paprastai, jūs turbūt gal kažkas iš kaimo kilę, gal girdėjot, gal matėt. Dažniausiai žmonės sako, kai mirs artimasis, šokaukia, ar ne? Girdėjo turbūt. Šokaukia, sako, jau mirs kažkas, jau žino liktai. Dėl ko šuoloja? Kaukia. Labai paprastai. Šokaukia reiškia iš tikro, kadangi jisai mato jamadutų šunis. Pirmiausia, jamadutų šunis išuosto reiškia pagal kvapą. Šunis atveda, reiškia, jamadutus, kur nuodėminga siela gyvena. Tai turbūt žinot, kaip vilkai arba kad ir šunis, kad rasti, reiškia, grobį, jie daro didelį ratą ir vis mažina. Suka ir ateina prie tikslo. Tai va tas šuo subtiliam lauke, o šuo mato visai kitų diapazonų, kaip ir katės. Katės būte mato šmėklos, kai ateina pas mus, o šunis mato laukia, šunis šiaip ir turėtų laukia būti. Saugot mus energetiškai, reiškia, ne viduj. Nes jeigu šuo yra kambarį gyvena, o žmonės augina, tai šuns paskirtis, jeigu yra namuose kambarį šūkas, šeima laiko, tai šuns paskirtis namuose išskirti šeimą. Tačiau niekas nežino to. Šuns paskirtis šeimoje, jeigu gyvena kambarį, mes išskirti šeimą, nes aš, kaip žmona, reiškia, skirsiu šunių dėmesį, ne vyrų, ne vaikams vedžiosiu. Jeigu vaikai, tai su šunim žais, ne su tėvais, o jeigu vyras, irgi su šunim vaikščios. Reiškia, mes daugiau skirsim dėmesio tam šuniui negu savo. Tai tokia paskirtis. Jeigu šuo už šeimos ribų, tada jis saugo. Tai va, šuo iš baimės kaukia. Jam ne šiaip savo ten jau, jam, mato, įsivaizduokit, jamadutų šunis. Kaip jamadutai atrodo, įsivaizduot, šventraštyje prašo, matė turbūt paveikslėlius, kažkiek kiek įmanoma pavaizdavo. Baisu. Ten tokie, reiškia, šitos iltis, tokie plaukai, reikia suvokti. Reiškia, aš nekalbu apie Jamaradžą, reiškia, mirties dievą. Tai šuo vargšas kaukia ten parą, 2 iš baimės. O paskui, reiškia, ateina jamadutai ir išlupa tą sieną, meta kilpą arkaną, išvilka sielą, reiškia, tempėsi su savim. Jeigu siela, sakoma, labai švari, tai jis mato, reiškia, patį viešpatį. Patį viešpatį, reiškia. Dažniausiai paramatmos, reiškia, pavidalo keturankio, reiškia, formai. Ir jeigu mes tai žinotumėm, reiškia, būtų viskas paprasta. Tai reikia žinoti, kad pirmiausia nebijoti, reiškia. Jeigu mes patys paliekame kūną, ant mūsų, reiškia, kaklo turi būti, reiškia, kantimala. Jeigu yra kantimala pas mūsų artimą arba pas mus, tai reiškia, tai yra apsauga, kad mus nesiartintų jamadutai. Vienintelė paskirtis, kad neitų jamadutai bijo, nes čia tulasi, reiškia. O tulasi viskas, reiškia, kaip ir, pamena turbūt istoriją apie Džamilą, aš jau nekalbėsiu, reiškia. Tai jeigu mes dar kartuojam šventus vardus, tai viskas. Jeigu mūsų artimasis palieka arba mes jau palikinėsim, galbūt kažkas mums ant liežuvio uždės tulasi lapelį, reikia tulasi pasiūlyti viešpačiui, reiškia, prie lotoso pėdo, o paskui dedama, reiškia, paliekančiam kūną, reiškia, atsidavusiu ant liežuvio tulasi. Toliau kas įdomu, dėl palikimo kūno, reikia žinoti, kad jeigu mūsų artimieji palieka, arba mes, tai jeigu yra tyrų atsidavusių, reikia, su savo artimuoju kalbėti tik apie Krišną, apie Dievą. Aišku, jo supratime, kaip žmogus suprastų. Pasakojami, reiškia, Dievo Krišno žaidimai, reiškia, koks tas dvasinis pasaulis,
kas yra siela, reiškia, kad mes šiandien mirštam, kad viskas tęsis, gyvenimas po gyvenimo, reiškia. Galima paleisti, reiškia, kirtamus, paskaitas dvasinių mokytojų. Tai tokioje aplinkoje turėtumėm palikti, reiškia, kūną. Arba jeigu mūsų artimieji palieka, tai irgi taip pat. Jeigu mūsų artimieji neturi kantimalos, galima nuimti savo kantimalą uždėti jiems ant kaklo. Tai bus šiokia tokia, reiškia, garantija, kad jis nepaliks, nepaklius į pasiemadutus. Toliau, kas įdomu, jeigu siela nematė, reiškia, paramatmos to šviesos, tai nepriklausomai, jinai nori ir nenori, po 20 minučių išmeta, reiškia, paramatmą išmeta už kūno. Ir siela, kuri nedorybingai gyveno, reiškia, jeigu ją neįsivedė į madų, tai jinai atsidūrė čia. Todėl daugelis žmonių mato išėję iš kūno, ar komos būseno, ar ten avarijo, dar kur nors, paskui kartais jie grįžta, sako, aš skraidžiau, tenais mačiau gydytojų, reanimavo mane dar kur nors, reiškia. Tai jie randasi čia ir mato savo kūną. Siela visada bando, kadangi jinai pasimetus, jinai bando visada grįžti į kūną. Jinai lenda, ten ieško kanalo plyšių, kad vėl grįžti, nes toks prisirišimas. Čia baisiausias dalykas. Aišku, jeigu net instruktuojama, reiškia, dažnai jinai net negirdi, ką visi pasakoja, dar kur nors jinai tiek bijo, tokia baimė apima, reiškia, tokią sferą pakliūna, kad jai labai baugu. Sakoma, jeigu siela nepamatė šviesos, nesusivokė, kad ten Krišna, reiškia, paramatmos formai, tai jinai palieka tarpiniuose sluoksniuose, šituose, reiškia, astralinio pasaulio iki 49 parų. Todėl tas visas 49 paras reikia ją instruktuoti. Kaip instruktuoti? Reikia sėsti prie lovos, kur žmogus sėdėjo, prie stalo, imti jo fotografiją, statyti ir pasakoti, kad yra Krišna, kad reikia daugiau nieko neveikti, tik tai kartu šventus Dievo vardus, kad tam, kas mūsų artimasis paliko, sakykime, kad čia nebėra jo namo, nebėra darbo, nebėra čia vaiko. Ir kad aš net, jeigu mano žmona paliko, arba, sakykime, mano mama paliko, reikia sakyti, aš ne žmona tau, aš tau ne vyras, aš tau ne vaikas, aš tau ne tėvas, niekas, viskas. Eik pas Dievą, eik pas Krišną, nieko nėra. Čia šis iliuzija. Suprantat, kaip įdomiai gaunasi tas pasaulis. Mes taip prisirišam, galvom, čia mano žmona, vaikai, ten mano Lietuva, ten dar kažkas, mano namas, mano laukas, dar kažkas. Nieko nėra. Net jeigu žmogus sako, kuris prisirišo prie savo sodo, ten jeigu sodinot, būna, sakykim, seni žmonės, kurie savo rankom, ten obelytės, ten bitės, ne dar kažkas. Viskas. Jis gali eiti bitę, į kūną grįžti, gali į medį grįžti, į tą sodą, jeigu jis ten brangina, pergyvena. Viskas. Sakoma, kad visas 49 dienas nereikia liesti mirusio daiktų. Nes jis prisirišęs jam dėl tą neramu, laksto, žiūri dar kur nors. Iš esmės, jeigu žmogus nedorai gyveno, tai po mirties visos jo kelionės būna kapinės, reiškia, nulėkė prie kūno, į namus parlėkė, į darbą nulėkė ir tas vietas, kur jam ten brangu, viskas. Jis nepalieka. Nežinau, aš jau savo gydymo ir konsultavimo praktikų sutikau turbūt 100 žmonių, kurie pasakoja, kaip ateina jų artimieji. Dažniausiai jie ateina sapno metu. Jeigu mes sapnuojam mirties, reiškia, tai yra miego metu, mirusius savo žmonės, tai reiškia, iš tikrųjų jie nesisapnuoja. Tik tokioje formoje mes susitinkam, nes sapno metu mes irgi praktiškai išeinam iš kūno, reiškia, aš irgi neturiu jau to grubaus kūno, subtiliam lygmenį susitinku ir tas mirusysis neturi to grubaus kūno. Nu ir va, labas. Jis kažko prašo, kažką sako, kažką perspėja, kažką moko, kažko laukia. Reiškia, tokiu būdu mes bendraujam. Dažniausiai, ko ten reikia? Jiems nieko, reiškia, nebereikia. Jiems iš esmės reikia tik tai maldų. Daugiau nieko nereikia, dvasinės energijos. Nes ten, kaip tokio maisto, reiškia, aišku, jeigu žmogus iki savo gyvenimo pabaigos nesuvaldė juslio, tai pas jį viskas tas palieka. Tas, kuris buvo, reiškia, miego seksą, jis ir mėgs seksą, jis ir vaikščių žiūrės, kur seksas. Kodėl atsidavusiems rekomenduojama ir sakoma, kad negalima nuogiems maudytis. Jeigu maudomės ir jaučiam, kad neramu kažkas lyg tai žiūri, reiškia ir žiūri. Ateina šmėklos, reiškia tie palikę kūnus mirusieji, kurie buvo prisirišę prie sekso, kurie slapta stebėdavo, kaip moteris, kaip vyrai ten maudus, visokių yra maniako.
Reiškia, kurie per internetų, žiūrėkit, 100 000 svetainių, milijonų sukurta, kurie tenkinasi seksualiai, ne? Tai jie paliekę kūnus, taip ir toliau tenkinasi. Jis negali taip savo kažkur, reiškia, tie prisirišimai net krinta, kai mes galvojam, kai žmonės galvoja, ten išeis į skaistyklą, kažkas dings, išdegins jį ten, taip paprastai, ne. Pats turi sudeginti, pats turi priimti sprendimą, kad, reiškia, aš jau to nebenoriu, o kaip priimti? Nekartodama šventų Dievo vardų, nepriimsi to sprendimo, tau neišplaustų nuodėmių. Tai va, jeigu mes maudomės ir jaučiam, kad kažkas yra, reiškia ir yra. Todėl negalima maudytis nuogiems. Ar ežere, ar upė, reiškia, ar po dušu. Net negalima nuogam miegoti. Tai mes pritraukiam tos mirusius kažkada, kurie eina žiūri, stebi, mėgaujasi, tenkinasi. Jeigu tas pats mūsų, sakykim, tas subtilus kūnas toks pat išlieka, norai tokie pat išlieka ir po mirties, niekas nesikeičia. Tai va, reiškia, tai taip reikia pasakoti savo artimiesiems, taip jūs instruktuoti. Sakoma, iš vis, jeigu palieka, reiškia, mūsų artimieji kūnus, reikia, aišku, daug žmonių nežino, bet draudžiama iš vis, reiškia, kai vyksta tos pakasinos, daryti kaip tokias pakasinas ten, jeigu tai surišta, reiškia, jeigu žmonės valgo mėsą, geria alkoholį, žuvį, kiaušinius, reiškia, tai yra čia pats baisiausias dalykas, koks gali būti. Sakoma, jeigu, kaip pas mus Lietuvoje priimta, reiškia, papjauti paršiuką, veršiuką ir dar degtinės, susirinka visą giminę, tai čia šventraščiai rašo vyksta jagė, aukojimas. Žmonės tik tai nesuvokia. Žiūrėk, kas įvyksta, reiškia. Tas pats, kaip čia mes valgom prasadą, ten tas, reiškia, bet mes prasadą paaukojam viešpačiui, ten tas pats vyksta irgi vaišinamasis, tenkinamasis. Ir kas įvyksta? Jau tam, sakoma, sielai, kuri paliko kūną, ten visada būna kaip 3 parą dažniausiai šitas susirinkimas, reiškia, artimųjų, kai jį palaidoja, užkasa į žemę. Tai kai artimieji susirinka, sakoma, sielai ten šiausiasi plaukai, nors jinai plaukų neturi, nes jinai supras, kaip gali pablogėti jos karma. Jinai mato, girdi, jinai bando šnekinti, kiekvieną sakyti, kad čia nereikia valgyti, nereikia gerti, nes jinai ten, kai atsiduri, atsiprašau, jinai jau šiek tiek, reiškia, siela supranta, kad ne tų gyvenimą užsiėmė, netaip nugyveno. Netaip nugyveno. Ir jai baisu, kas dabar čia įvyks. Ir jeigu papjaunami, reiškia, gyvūnai ir geriamas alkoholis, tai reiškia, sukuriama galinga energija, bazė. Jeigu siela būtų atsirišusi, ta, kurios vardu, reiškia, tas viskas vyksta, kuri atsimena, tai viskas jai būtų vienodai, kaip sakant, zin, tas yra žodelis. Jinai atsijungtų, išeitų kažkur, jinai net nežiūrėtų, kas vyksta, bet jai nėra, taip ją traukia. Jai įdomu, kas čia vyksta, kas šneka, kaip aptarė, kaip kiekvienas reaguoja, kas gailisi, o žmonės, žiūrėkit, įvairūs susirenka į laidotuvės. Vienas ateina pagerti, kitas pavalgyti, kitas pavogti, kitas į kažką pasižiūrėti, kitas paplioti. Reiškia, kadangi visi ateina ne patys švariausi, neteina su ta intencija, kad melsis. Jeigu susirenka giminė, tai turėtų visi melstis. Tai gautųsi, reiškia, didžiulis skirtumas. Jeigu visi melstų, žiūrėkit, palieka, reiškia, artimai, ateina 10, 20, 50, dažniausiai susirenka 100, net jeigu ten didelė giminė. Jeigu visi pasimelstų, tai sakoma, ta siela ištrauktų iš pragaro net. Tokia energija būtų dvasinė, bet niekas nežino. Tai va, jeigu ta siela supyksta ant tų, kurie čia švenčia, supyksta, kad čia, o jinai visada supyksta, nes apie ją mažiausiai atsimena, atėjo pagerti, kitas pavogti, pašnekėti, jį nervina. Nes ten, kai esi, matai kiekvieno mintis. Čia nematai, ką kiekvienas atėjo, ką galvoja, o ten, kai esi, matai jo. Tu viską skaitai, į tave nervina, tu pyksti, šauki, reiškia viskas. O kadangi supyksti, tau viskas atitenka ta karma, ką jie sukūrė. Tai jeigu žmogus, ta siela, sakykim, dar būtų čia pasilikusi šitoje erdvėje, jinai gauna kaip ir tą visą bagažą, ką čia sukūrė, per tą jagę. Nes jagijos visada skirta kažkam atiduoti. Jeigu mes darom jagę, mes skiriam viską aukščiausiai, o čia daro jagę, visi nori pasitenkinti, reiškia atitenka tam mirusiem. Ir jis munka į apačią žemesės planetas, gali gauti iš vis gyvūno kūną. Tai va taip artimieji gali visiškai pabloginti padėtį, nuvaryti žmogų į pragarus dėl savo nežinojimo, neišmanimo. Sakoma, kad kai vyksta va tokie renginiai, iš vis negalima net kalbėti, kada artimasis ten buvo geras, blogas. Nu, visi sako, žinot, dažniausiai kaip blogo nenori prisiminti, ką jis pridarė. Sako, va namus pastatė, kokie vaikai galėjo dar gyventi, žemę galėjo dar dirbti, daržą nenukasi ar ne.
paršiuko neužaugino, ten namą dar reikėjo. Tai čia viskas, tam dar labiau reiškia, tą pririša mirusį. Jam irgi širdis spaudžia, jis negali be to būti. Tai va niekada nereikia atsiminti ir kalbėti, ką jis gero, ką blogo. Tiesiog reikia kartuoti šventus Dievo vardus. Todėl, jeigu yra galimybė, kažkas išeis iš jūsų artimųjų, reikia šnekėti, kad ten negertų, reiškia, nevalgytų tos mėsos, prasadą padaryti, reikia prasado padaryti. Ir, reiškia, kirtana, tai yra didžiausia jėga, kviesti atsidavusius arba, reiškia, šventyklai tą daryti, va, skirti tą energiją, reiškia, tą jėgą už savo artimuosius. Tai čia bus didžiausia pagalba. Kitaip mūsų artimieji, jeigu jau mes taip jau mylim, reiškia, bloginam jų padėtį. Tai tokia, reiškia, būtų trumpa instrukcija apie tai, kaip palikti kūną. Reiškia, tyri bhakti arba šiaip, tyri bhakti neturėtų nebijoti, reiškia, absoliučiai mirties. Jos nėra. Nėra kaip tokia mirtis, reikia suprasti, kad mes gimėme, mirėme šimtus ir milijonus kartų ir čia tik keičiam kūną priklausomai nuo mūsų karmos. Todėl, kad mūsų karma būtų gera, reiškia, reikia kartuoti tiesiog šventus Dievo vardus. Krišna konkrečiai sako, žiūrėkit, reiškia, tuo galima neabejoti, kad pakliūsim į jo gamtą, reiškia, jo planetą, jo aplinką. Jis konkrečiai garantuoja, jis garantuoja asmeninius santykius su kiekvienu iš mūsų, kiekvienam mūsų. Jis garantuoja. Jis pats sako, čia Krišna, Bhagavad Gita yra Krišna, kiekvienas žodis čia yra Krišna. Reiškia, jis sako, to net nebijoti net nereikia. Todėl pas mus turi būti tikėjimas, reiškia, Krišna, neturi būti jokių abejonių. Ir tada nereikės mirties akimirką, reiškia, bijoti. Nereikia pasimesti. Tiesiog visada reikia turėti džapą. O dieną naktį iš esmės bus su džapa. Viskas, tik tai reikia. Ką dar aš čia galėčiau pasakyti? Prabhupada sako, Krišnos sąmonę reikia praktikuoti nuo pat gyvenimo pradžios. Mes skirtingų laikų visi atėjome į Krišnos sąmonę. Bet nepriklausomai nuo to, kada mes atėjom, niekada nėra vėlų, reiškia, atsiduoti Krišnai. Krišna bet kada priima, reiškia, mūsų, bet kokioj stadijoj. Bet kokioj jis netmeta, ar aš jaunas, ar aš senas. Ir dvasinė praktika, sakoma, niekada niekur nedingsta. Kiek aš čia susikūriau, ką pats padariau, viskas yra mano. Viską. Šiaip iš vis reikia suvokti, kad ką gyvenime mes turim viską patys, ką padarėme. Jeigu aš esu vyras, reiškia, užsidirbau, kad vyras. Jeigu aš moteris, aš užsidirbau, čia yra uždarbis, kad aš esu moteris. Jeigu aš turiu tokį vyrą, reiškia, tai mano uždarbis. Jeigu yra tokie mano vaikai, tai irgi mano uždarbis. Jeigu mano tokia išvaizda, mano sveikata, tai mano uždarbis. Viską kiekvieną sekundę mes kūrėm, reiškia, patys save. Visas mūsų šitas gyvenimas yra senčio kūno kūrimas. Todėl mes norim ar nenorim, reiškia, turėsim kažkur keliauti. Todėl geriausiai keliauti pas Krišną. Nėra nieko nuostabesnio, reiškia, būti pas Krišną. Kam reikia, ir Krišna suteikia galimybę per vieną gyvenimą. Jis tą pažada. Nereikia ten daug kartų reinkarnuotis, mes tik žinom tos dėsnius. Kam reinkarnuotis dar kartą. Nes niekas nepasikeis. Visam šitam materialiam pasaulyje, visoje šitoje visatoje galioja tie patys dėsniai. Gimimas, kažkokia vaikystė, reiškia lygos, senatvė ir mirtis. Viskas tas pats. Kokia būtybė bebūtų. Ar pusdievis, ar mes, ar dar žemesnės būtybės. Visi perina tą stadiją. Tai, reikia tiesiog sekti atsidavimo tarnystę. Gal klausimų turit? Iš temos tos ar iš kitos temos? Ačiū. Kiek jūs esate išlydėję žmonių, kur jūs skaitėte apie sunkumą, kad tai yra pirmas požymis, iš kur parašyta, kad padažnėja kvėpavimas apie 20? Aha. Jo, yra, matot, Gurudo Puraną reiktų skaityti, reiškia didžiulis veikalas, jeigu mes čia aptarinėtumėm, tai užimtų nežinau kiek dienų, ten aprašyta
visą kelionę sielos, kai jinai palieka kūną. Aprašytos visos žemesnės planetos. Reiškia, kokie pragarai, kas vyksta, kiek sielai reikia prabūti. Labai smulkiai. Tai atskiras veikalas, reiškia, ir čia mes jų neaptarsim. Kiek esu išlydėjęs žmonių, tikrai nemažai. Reiškia, gal prieš pusmetį, pamenu, pakvietė mane irgi viena gydytojų šeima, viena mieste. Kūną palikinėjo jau senas žmogus, gal 75 metai jam buvo, gydytojas. Ir žmona prašo, sako, gal galima dar pagydyti. Nors, sako, jisai jau savaitę nieko nevalgo, reiškia, visą kito. Arba, sako, jeigu jūs jau padėkit jam, kad jis pripažintų Dievą, nes, sako, nelabai tiki visą kitą. Ir aš atvažiavau, pasitiko sūnus jo, suaugęs žmogus, mano metų gal. Ir šitas žmogus, reiškia, kuris palieka kūną guliant lovos, kūnas jau susenęs, apaugęs, žinot, čia barzda jau toksai. Ir aš jau klausiu, pirmiausia, ar jūs norit gyventi? Jeigu žmogus nori gyventi, tai galima kalbėti apie gydymą dar kažkokią, ne, jeigu noras yra. Jeigu noro nėra, tai jau reikia kalbėti kaip ten, reiškia, kaip keliausi pas Krišną. Ir jisai sako, ne, turbūt, nežinau, sako. Bet pirmiausiai, aš pristatau, kas esu, aš sakau, Arvydas gydytojas, Anantara. Jis sako, aš irgi gydytojas. Kas įdomiausiai, matot, mirties akimirka nebelėmė, tu gydytojas ar negydytojas. Tu gali kas nori būti. Aš galiu šaukti, aš gydytojas, ten dar kažką Anantara. Reiškia, nebeturi skirtumą ten niekam. Niekas nebekreipia dėmesio. Reiškia, ta energija gyvybinė išeina iš to kūno. Odžas palieka žmogų ir viskas. Tu nesi niekas. Gydytojas, pasigydyk, jeigu esi gydytojas. Nieko nepasigydysi. Reiškia, jau viskas. Mirtis alsuoja šalia, matai. Mirtis jau stovi. Aha, sakau, tai jūs apie tą, aš kažkaip gal panašiai kalbu, kaip ten kalbėjau, žodį net kartuosiu. Tai sakau, jūs jau gydytis dar kažką nenorit. Ne, sako, turbūt ne. O sakau, kaip tikit anapusiniu gyvenimu, pomirtiniu, Dievu, dar kur nors. Nelabai, sako. Neįdomu, sako. Tai sakau, jums liko, savaitė, 2, ne man spręs, sakau. Kažkaip bandykit kabinti, sakau, imkit rožančių krikščionys, skaitykit literatūrą, sūnų, žmona, tikinti viską, reiškia. Nusibodo man, pavargau, nebėra sveikatos, viskas. Suprantat kaip? Dingsta tikėjimas. Nes žmonės kaip? Jie jeigu kažkiek meldžiasi, arba kažkiek vaikšto į bažnyčią, atrodo, kad to ir užtenka. Galvoju, kaip čia Dievas palieka, kaip čia mane, reiškia, aš nereikalingas ar ką. Suprantat? Jeigu skauda irgi, kaip aš čia meldžiuosi, man skauda. Kodėl čia skauda? Tai jis kaltas, reiškia, jo nėra. Iš karto atmeta. Pamenu, gal prieš 2 metus buvo praktikoje. Skaičiau paskaitą vienam rajone. Moteris irgi prieina, sako, galiu aš, sako, seserį atvežti. Sako, jai vėžys, jai labai blogai, sako, iš ligonės jau išleido, niekas negali jau padėti. Žinot, iš ligonės išleidžia, kai nieko padėti negali. Jau sako, važiuok, viskas, mes jau, nieko. Čia ateina, sako, gal galit, aš sakau, nieko nežinau, atvažiuokit, pažiūrėsim. Sakau, rytoj atvažiuokit. Gerai, sako, rytoj atvažiuosim. Tas rytoj, žinot, kadangi esi užimtas, užmiršti, niekas kai netvažiavo, neskambino, ir nieko. Po savaitės skambina man. Sako, labą dieną, čia ta, kur buvau priėjusi, reiškia, sesuo, kur žadėjau seserį atvežti, sakau, tai kad netvažiavot. Jo, sako, aš seseriai sakiau, jinai nenorėjo, sakė, nereikia, nes dar vaikščiojo po kambarį. Sako, nenorėjo. Dabar, sako, viskas. Jau savaitę, sako, nieko nevalgo. Sako, jau ir gerti negali. Vėžys peraugo, reiškia, žarnas, sulipo žarnas. Taip jis išaknijo, reikia įsivaizduoti kaip šaknis, ten viskas suaugo. Sako, net gerti negali. Sako, gal jūs galite atvažiuoti. Buvo šeštadienis, ten 90 km važiuoti. Galvoju, nuvažiuosiu, prašo, vis tiek gal kažką padėsi žmogus, žinot. Vis tiek ne kiekvieną dieną tai būna. Ir aš sėdau į mašiną, nuvažiuoju. Čia rajono miestelis, vieno. Pasitinka ta moteris, nuveda pas tą seserį į gal į 4. aukštą, jau suvažiavusios dukros, reiškia, grįžo iš užsienio, suaugusios dukros,
moteriai gal 50, gal 5. Aš įeinu į kambarį, reiškia, kas įdomiausiai, jau jai plaukai nukirpti, kadangi buvo chemoterapija, viskas, iš jos nieko nelikė, suprantat, viską sudžiūvusi nieko. Priešais ją televizorius ant visų garsų. Šaukia ir jinai tokia pasodinta, kaip aš panašiai, va taip sėdžiu ir žiūri. Tai sakau, a jūs sergat ar nesergat? O ką man veikti? Jinai dar kalba. Sesuo, ką sako, tai melskis, ką melsis, va ten įdomiau. Tai sakau, a jūs norit pasveikti, norit gyventi? Sako, gerai būtų. Tai sakau, jeigu norit sveikti, norit iš vis gyventi, dar kur nors, tai išjungiam pirmiausiai televizorių. Gerai, sako, pasipultas, čiukti išjungia. O jinai jau parą iš vis gerti nieko negali, ar 2 ten iš vis. Apie valgymą jau savaitę nevalgo, gerti net negali. Ką išgeria, iškart vemia. Aš sakau, padarysiu, ką galėsiu. Sakau, tik susitarkim iš karto, reiškia, aš seseriai pasakysiu vaistų receptą, jinai čia vietoj suras žolės, kokias reikia, padarysiu jums gėrimą, sakau, jūs galėsit išgerti, viskas bus tvarkoj. Tik sutarkim, sakau, kad jūs imat reiškia, rožančių, arba pas jūs yra, Biblija yra, ir skaitot, sakau, televizorių sutarkim iš vis nebežiūrit. Rūkyt neberūko, ten kavą nebegerit, nes, ten dar prieš mėnesį dar rūkė, ar kiek jinai tenais. Gerai, sako. Gerai, sutinkama šiai, papasakau, kas yra, viską sudėliau taip. Gal valandą ten prabavau, gal pusvalandį, neatsimenu. Ir tai palikau, viskas gerai. Seserį sakau, jūs sugirdysit, pasakiau receptą, sugirdysit, sakau, tas žolės, išspausit sultis. Ir sakau, man vakare paskambinkit, kaip jie ten, kaip sveikata, kaip jinai, ką veikia, kas darosi. Gerai paskambinsiu. Atėjo vakaras, kadangi visada aš užsiėmęs, niekas neskambino. Atėjo sekmadienis, irgi neskambina. Neskambina, reiškia neskambina. Žinot, pačiam, visada stengiuosi nesibrauti tiem žmonėms, žinot, galvos gal ko reikia, gal džar, ne, jeigu žmogus nerodo iniciatyvos, reiškia nereikia. Ateina pirmadienis, kažkaip galvoju, gal paskambinsiu. Ir kaip tą mintis matyt, jauti tą skambina man, tas sesuo. Tai sakau, kodėl neskambino šeštadienikas. O žinot, sako, išvažiavot. Aš jai padariau, sako, tos gėrimus, išgėrė, sako, kas svarbiausiai, sako, iki pat ryto, neišvėmė nieko, priėmė. Pirmą kartą išgėrė, reiškia, ten nežinau, 100 gramų jinai padarė. Sako, viskas geria, priima, gėrimą nevėmė. Sako, bet tik išvažiavot, sako, valandą pabuvo, pradėjo, nes jos, reiškia, kaip seseris pykos, jinai ant savo vaikų šaukdavo, ant tų suaugusių dukrų. Sako, vėl pradėjo šūkoti, pykti, ant visų keikti visus. Sako, vėl įsijungia televizorių, vėl ir žiūri. Tai sako, ką aš ten beisiu pas ją, neklausiu, sako. Taip pat sesuo metė, Paskui aš po metų sutikau, sako, dabar, kaip nori, sako, tegu dar aš nelankysiu. Tai jinai šaukia, sako, televizorių žiūri, ką sakėt, nedaro. Jeigu sesuo to nedaro, aš irgi negaliu peržengti iš viso čia. Paskui po metų susitikau seserį, kai nuvažiavau kažkada paskaitą skaityti, jinai atėjo. Sako, savaitę dar pragyveno ir paliko kūną. Matot, žmonėm gali instruktuoti, ką nori sakyti. Bet kadangi jie prisirišę prie kažko kito, tu nieko nepadarysi. Reiškia, viskas. Čia nuo prisirišimų priklauso. Žmogus gyvena tamsoj, tamagūnai, reiškia, neišmanime, net aistros nėra. Tai viskas, jis kaip ir pasmerktas. Kokių dar klausimų turite? Noriu apie šunį bute ar kambariuos. Aš gyvenu Šeškinės mikrorajone ir kai ten bėgioju, sakykime, aplinkui, tai per 2-3 savaitės sutinku 100 moterų mergelių su šunimis, su kate. Ar katėmis ir tik 1-2-3 su vaiku, anūku ar su vyriškiu. Aš jau klausiu, kuo geriau šuo negu vaikas, anūkas ar vyriškis. Sako, vyrų nėra, vaikai reiškia užaugę, bet nenori vaikų turėti. Tai ką darysi, tik su šuniu. Ir tos visos moterys mergelės, kaip galima apsėstus. Čia tikra tragedija. Aš sakau, kad reiškia nuo tarybinių laikų iki dabar ten Šeškinės mikrorajone šunų padaugėjo maždaug 100 kartų. Kas ir kaip? Matot, ne tik Šeškinės, bendrai padaugėjo. Kalė amžius veikia, matot, žmonės žmogiškiams santykiams atsiduoti nenori. Žmonės nenori vieni kitiems tarnauti, eina lengvesniu keliu, degraduoja. Moteris, aš irgi sutinku daug moterų, kuriom 30-35, jos nenori gimdyti. Jūs augina kates arba šunis, kaip jūs ir sakot. Ir viskas. Kam sako tas vaikas? Aš noriu savo pagyventi. Čia ego. Sau.
Čia tik ego reiškia, jinai net nepripažįsta nei šeimos, nenori nei vyrų, nori pačios tenkintis. Čia tas pats ir su vyrais. Yra žmona, vaikai, bet jis įsigyja šunį, nori palakstyti su šunim, pavaikščioti. Nes su šuniu paprasčiau. Šuniu, matot, galite sakyti, dink, naik ten, jis klausys komandas. Žmonai nepasakysi, vaikui irgi nepasakysi. Paprasčiau. O vyresni žmonės dėl vienišumo. Reiškia, nieko artimo nebelieka, vaikai išeina, jie dėjo viltis, kad tas vaikas bus visą laiką praranda. Reiškia, ne prie to objekto ryšosi. Štai ir sakoma, reikia ryštis prie Krišnos. Nei prie šuns, nei prie žmonos, nei prie vaikų, prie nieko negalima ryštis. Čia yra tik mūsų iliuzija, mūsų laikini santykiai, absoliučiai laikini. Mesgi tiek jau turėjom gyvenimą, mes net neatsimenam, kas su kuo buvom, kur tie mūsų vaikai, kur tos žmonos, dar kur nors. Patikėkit, tiek pat turėjom tragedijų šeiminių kaip ir čia, šitam gyvenime, nemažiau. Viskas dingo. Tai va čia maja, iliuzija tai padaro. Mes tenkinam savo tik norus tokius, o kaip yra. Kažką daryt. Aha, baigė mane. Gerai. Gerai, ačiū labai. Gerai, ačiū. Hari Krishna. Santara Prabhu ki jai.